kažką tai daro. Kęstutis Tumėlis. Ačiū už žodį. Tai iš tikrųjų nuotaikos dviprasmiškos šioje būtent vietoje, nes per šį mėnesį sužinojus apie jungimą, aš kaip naujas tarybos narys bent jau tikėjausi, kad tokioms didelėms kompanijoms jungiant, tai bent jau minimaliai komisija turėtų būti skirta, kad galėtų atsakyti į realiai visus klausimus, o kaip ir opozicija teigi, mes projektą gavom tokią labai jau varganą lentelę, kurioje parodoma yra skaičiai, kurie gal greičiausiai mano manimu nebūtų jau ten pagrįsti kažkuo labai. Eigoje iš tikrųjų analizuodami skaičius iš finansinės pusės ir iš gerbiamo mero sužinojome, kad trumpalaikis turtas tai yra įsipareigojimai ir skolos gyventojų, tai juos galima realiai teoriškai galėtume. Teorija yra sistemingas ir pagrįstas mąstymo būdas, kuris paaiškina arba sieja faktus, reiškinius arba įvykius. Tai apima idėjas, teiginius arba modelius, kuriais remiantis galima suprasti ir paaiškinti tam tikrą sritį arba reiškinį. Teorija dažnai grindžiama tyrimais, empiriniais įrodymais ir logiškais teiginiais. Ji naudojama mokslinėje, sociologinėje, filosofinėje ir kitose srityse, siekiant suprasti ir paaiškinti pasaulio reiškinius arba tam tikrą sritį. Skirti kaip ir pelnui, tai 22 metų pelnas, kur nurodomas 289 000, tą pusę milijono, jei pridėtume pelną būtų ūkio, galėtume skaičiuoti tikrai virš pusės milijonų, nes kaip ir gerbiamas meras sakė, tas skolas lengvai būtų galima parduoti išieškotojams ir panašiai. Trumpalaikiam turte, balanse yra ir negautinos, ką Birutė pasakė, negautinos sumos. Aš, kaip jų klientas, jie man darė avarinius darbus. Aš neturim sąskaitojų namų, aš nesumoku, tai yra įsiskolinimas, kuris yra trumpalaikis turtas. Tai pelnas yra ryškus, iš tikrųjų virš, tarkim, pusė milijono tas teorinis pelnas, bet aš iš kitos pusės žiūriu, dar šiandien dieną išsiaiškinau, kad pagrindinis butų ūkio klientas iš tikrųjų yra daugiabučio gyventojai, kurie yra statistiškai yra žemas arba vidutinės pajamas gaunantys asmenys. Aš nenoriu nieko užgauti, prasme, bet daugiabučiuose gyvenu aš, vicemeras, direktorius. Ko aš žinau, ar čia mes priskiriame prie vargšų, ta prasme, man atrodo, kad ne, kad geros mūsų pajamos, Valdas Pelėskas daugiabutį gyvena, Jonas Grabauskas, Ričardas, čia pusė tarybos daugiabučiuose gyvena, neatrodo, nei vienas man čia vargšas. Turi, jau jūs įsivaizduot, būtų ūkis, kiek turi bendrabučių ir visokių kitų reikalų. Tie namai minusiniai, ta prasme, nėra sukauptų lėšų. Nedaryt yra darbai, kurie yra būtini ir jokių ten nieks neklausia, kol turės pinigų. Juos turi padaryti, kad neužgriūtų, kad neužpiltų, kad nenutrenktų, kad nepadegtų. Ir tuos darbus išdalina pagal kvadratus, kaip priklauso. Ir tai yra jų turtas trumpas. Tai čia kokius 500 mes kalbame skolas, tu supranti, jie turi 500 000 skolų ir tai yra baisulinis turtas įmonės iš tikrųjų. Ir tiesą sakant, likvidus turtas, nes galėtai tas skolas parduoti gana lengvai kai kam. Ta suma nėra pelnas. Tame darbe buvo patirtos įstaigos išlaidos, darbo užmokestis, medžiagos, amortizacija ir visi kiti dalykai. Tai sakyt, kad skoliniai įsipareigojimai yra tiesioginis pliusas, čia absurdiška, suprantat, nes įsiskolinimas yra su savikaina, plus ten kažkokia tai pelno marža uždėta. Atsikėliau šiandien ryte dar kažkaip tikėdamasis, kad kažkas bus pastebėję, kad mes taryboje šnekam išvis nesąmonės, bet jokių žinučių negavau, tai aš galiu, gal pradedu nuo pradžių, kad žmonės suprastų, apie ką aš šneku, tai pradžioj iš vis, kaip buvau išrinktas tarybos nariu, antram jau tam tarybos posėdį, kada buvo pradėta spręsti rimti klausimai, mano klausimas buvo tas, kad nespėjo žmonės įsigilinti į būtent klausimus, kad daug iš tikrųjų tos informacijos, o dokumentai patenkami būdavo penktadienį, pirmadienį jau ryte reikėdavo duoti pataisymus ir pasiūlymus, tai vienu žodžiu ten buvo labai aštrios diskusijos,
kaip tu čia nespėjai, tai čia atsistatydink, vienu žodžiu, jei nespėjai, čia darbas sunkus, bla bla bla, galiu, vienu žodžiu. Tai šitą savo visą veiksmą gal pavadinsiu tokiu kaip ir socialiniu eksperimentu, nes gavęs tarybos darbotvarkę pamačiau Sūduvos ir Vandenų ir Butų ūkio sujungimą. Tai nusprendžiau, pagalvosiu, pažiūrėsiu, kiek žmonės iš tikrųjų įsigilinę į tą situaciją, pasiėmiau iš tikrųjų skaičius, bet kokios įmonės tik pažiūrėjau, kad jie būtų ženkliai didesni negu iš tikrųjų įmonės yra. Tai ne kartą minėjau 289 tūkstančius pelno metinio, nors te vargiai keliasdešimt tūkstančių gal yra pelno, akcentavau 2,5 milijono ten turtą trumpalaikį ir 500 tūkstančių metinį padidėjimą. Sprendimus ir panašiai. Bet aš atsiverčiau dabar patikrinti ir žiūriu, kad nuo 21 iki 22 metų įvykęs toksai įdomus dalykas, kaip ilgalaikis turtas sumažėjęs 80 tūkstančių, o trumpalaikis turtas 500 milijono išaugęs, bet jokių absoliučiai viešų pirkimų nevyksta, Butų ūkiai, bent jau aš neradau. 22 metus ataskaitas tikrinu jų ir aš matau, kad pavyzdžiui 21 metais trumpalaikio turto buvo 2 milijonai, o 22 metais 2,5 milijonų. Tačiau viešų pirkimų pats Butų ūkis nėra daręs per tą laiką. Ten visi stengiasi baisiai įžvelgti, kur tas pelnas dingo, dar aišku pasidariau dokumentus, kad nutipo, kad Butų ūkis turi 3 hektarus ant žemės, tai šitą gal truputėlį perlenkiau lazdą, nes vedėjas skyriaus sako 45 ir turim, ir ten pradėjo žmonės domėtis, visada ten paskaičiavo. Iš tikrųjų, tai nuosavybės teisė yra 45 arai. Tai tas dabar garažas ir čia Kvadratūra, kad 33 arai žemės, supratau, šito jau biškį vietoj gal perlenkiau lazdą. Bet apie skaičius, kuriuos minėjau, 5 kartus didintus, niekas iš viso, išskyrus, gerbiamą poną Makauską, bet čia normalu, jisai finansų skyriaus pirmininkas, tai jiem jau kilo įtarimų, jisai galvojo manęs paklausė, gal čia skaičius pridedu už akcijas parduotas, panašiai, tai žmogus tas matosi, kad gilinausi, suprato, bet tiesiog tas suveikė dalykas visiems, kad aš iš lapų skaitau belę kokius orinius skaičius ir visiems tiko. Pradėjau diskutuoti, kur čia, kokios čia trumpalaikis turtas, kur čia skolos. Ir iki tarybos tai buvo realiai 2 komitetai ir taryba nei vienas nepataisė. Tai reiškia, nei vienas nežinojo realių tų skaičių, jungi 2 kompanijas, nežino tų skaičių, gal sakyčiau iš tolerancijos, gal bandė, gal sako, ai čia tas su tais skaičiais, gal bėda ką čia šneka, bet ne, nes atsiranda tokių žmonių, kurie randa kabliuką, ten kažką pasakai, išlenda, ten pradeda aiškit, kaip veikia čia sistema, čia, kad tu čia nesupranti kažko, nors tai buvo daryta specialiai ne kartą, net jeigu klausytų žmonės žodžius, girdėtų žodžius praktiškai, teoriškai, ten, kad aš buvau susigalvojęs taip, kad aš turėčiau kaip ir pasiteisti, jeigu nedaug dievė čia būtų taip, kad kažkuris iš jų bent būtų skaitęs finansinės ataskaitas ir būtų pasakęs, Kęstai, ką tu čia nusišneki, čia yra ten vos ne, kiek tai tas dabar trumpalaikis turtas padidėjęs 70 tūkstančių, ne 500. Tai kas čia? Dėl to, kad jeigu padaryčiau dabar apklausą būtent visų mūsų, tai manau, nei vienas nesakytų į klausimus, kokie pagrindiniai ten yra aspektai. Tai suprantu, kad ir pozicija, ir opozicija kartais pasitikim vienas kitu, kad savivaldybės darbuotojai dirba savo darbą, bet nepamirškime tai, kad
mes patys esame tie, kurie atstovam mūsų rinkėjus ir mes įpareigoti esame tuos dokumentus taip pat lygiai skaityti. Kęstuti, čia darbas ir sunkus. Reikia dirbti greitai, gilintis greitai, dienas, vakarus, savaitgalius tam leisti ir nemokyti kitų tarybos narių ir neegzaminuoti. Visi mes čia kiekvienas po vieną balsą turim, nereikia jaustis, kad čia kažkas gražesnis ar geresnis, ateinam, dirbam, atsakom už save, kas ko nesugebam, negalim, nepajėgiam, keliam rankas, pasiduodam, dedam mandatą ar dar kažką darom ir nemokinam vieni kitų gyventi. Tai svarstykim kiekvienas pagal taip ir balsuokim pagal sąžinę, kaip ir prisiekit. Tai va, kai mes sunkiai dirbam labai, kiekvieną mėnesį išmokom po 20 kažkur tūkstančių, baisiai mes sunkiai dirbam visi čia tie tarybos nariai.